ką, labai malonu antrą kartą mėnesinį savo renginuką turėti. Iš tikrųjų džiugu, kad ateina ir nauji veidai, nes jie patys praeitą kartą buvo, bet taip pat labai džiugu matyti ir tos pačius žmonės. Reiškia, praeitas renginys jisai nebuvo toks nevykęs ir kažkokios naudos gavo. Vienaip ar kitaip, pati tema renginio, kaip ir praeitą mėnesį, neišlieka tokia pati. Mes kiekvieną mėnesį stengsimės tiesiog apžvelgti tai, kas vyksta finansų rinkose, tą padaryti įvairiais pjūviais bandysime. Ir taip pat šiandieną taip plačiai kaip praeitą kartą apie momentų strategiją nepasakosime. Kas nematė, tas dar gali pasižiūrėti, padarėme esame ir video medžiagą, kur plačiau yra pristatoma. Tuo tarpu šiandieną plačiau šiek tiek pašnekėsime apie dvi investavimo strategijas arba dvi investavimo strategijas atspindinčius tam tikrus fondus arba įmonės, kaip pavadinsi, nepavadinsi. Tai iš esmės Buffetto Berkshire Hathaway kompanija ir vienas iš stambiausių alternatyvaus investavimo fondų, ManAHL, pavadinimas irgi nėra taip svarbu. Plus tiesiog po to pabandysim palyginti juos tarpusavyje. Tai yra, akcentuosim, į ką reikėtų atkreipti dėmesį apskritai renkantis bet kokį investavimo strategiją arba bet kokį fondą. Ir kaip būtent iš tos statistikos galima atsirinkti, vadinkim, geresnį arba bent jau jų labiau tinkamą fondą. Taigi aš kaip ir visą laiką pradėsiu savo pranešimą nuo aplenkiančių indikatorių ir kaip yra džiugu, kad šį mėnesį įvyko tam tikri pokyčiai. Ta prasme, šitie indikatoriai, jie tikrai signalų dažnai neduoda, nes vienas dalykas yra skelbiami tik kartą į mėnesį, kitas dalykas, kaip matome, jeigu yra ciklas kažkoks, tai jisai gali tęstis pusę metų, metus, 2 metus ir panašiai. Bet principas yra toksai, kad mums tiesiog reikėtų pasižiūrėti į patį tolimiausią šoną ir gal kai kurie grafikėliai vieni kitų uždengia, bet esmė yra tokia, kad visų 4 mūsų analizuojamų ekonominių zonų aplenkiantis indikatoriai krenta. Turiu akcentuoti tai, kad duomenys yra Liepos mėnesio. Tai ta prasme, kas skelbia šitus duomenys, užvėluoja 1 mėnesį, skaičiuoti rezultatus, plus, kai yra paskelbiami, tai maždaug savaitę dar prisideda. Bet principas yra toksai, kad Liepos mėnesį visų 4 ekonominių zonų, tai Eurozonos, Kinijos, Japonijos, JAV, aplenkiantis indikatoriai pradėjo smukti. Dabar ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ekonomika visų šitų ekonominių zonų yra lėtėjimo stadijoje. Be abejo, tai dar nereiškia, kad pereiname į recesiją ir panašiai, bet esmė tokia, kad po labai staigaus atsigavimo, kuris tęsiasi maždaug metus, ekonomikos pasiekė tam tikrą prisisotinimo stadiją ir vienaip ar kitaip ateina momentas šiek tiek sustoti, pervertinti situaciją. Tai atitinkamai liečia ir akcijų rinkas. Dar vienas dalykas, ką norėčiau akcentuoti, tai kad tiesiog mūsų blogai jūs galite rasti labai paprastą strategiją, kuri yra paremta būtent aplenkiančiais indikatoriais. Tai strategijos principas yra labai paprastas. Jeigu aplenkiantis indikatoriai kyla, kaip tarkim, šitoje vietoje, tai tuo metu yra investuojama į akcijas, jeigu aplenkiantis indikatoriai krenta, tuo metu yra išeinama iš akcijų rinkos ir dedami pinigai į indėlį. Tai tiesiog nesigilinant į kreivės, į statistiką ir panašiai, galiu pasakyti tik tai, kad bendras rezultatas, jisai skaičiuojant metinį išraišką, jisai būtų šiek tiek mažesnis, bet esmė ta, kad tai yra patiriamas, tas rezultatas yra gaunamas su dvigubai mažesnė rizika arba dvigubai mažesniais svyravimais. Tai jeigu mes taikytume tokią strategiją, tai natūraliai mes suprantame, kad šiuo metu akcijose nereikėtų būti. Tačiau aš esu dar apvedęs 2004 metus, kur mano manimu yra labai panaši situacija dabartinė. Kodėl? Visų pirma, kad po 2001-2003 metų recesijos
buvo staigus atsigavimas. Vėlgi matom, tie indikatoriai pasiekė tam tikrą piką ir maždaug pusę metus užtruko, kol ekonomika, iš esmės, vėl atėjo tam tikrą poziciją, nuo kurios galimas buvo tolimesnis augimas. Tai būtent čia aš noriu imti ir palyginti tai, kaip vyko atsigavimas nuo 2003 metų dugno akcijų rinkoje JAV ir tai, kaip mes atrodome šiuo metu. Ta prasme, iš čia galite suprasti, kad aš iš dalies darau prielaidą, jog galim būtų tikėtis kažko panašaus, bet tai yra tik tai vienas iš scenarijų. Be abejo, reikia žiūrėti daug platesnį paveikslą, ką mes toliau ir bandysim padaryti. Bet principas yra toksai, kad pilka kreivė, kuri yra maždaug 7 metų laikotarpio, parodo 2003 ir 2007 metų S&P 500 akcijų indeksą, tamsiai mėlyna yra nuo 2009 kovo. Abiejais atvejais atsigavimas nuo dugno buvo labai staigus. Tik tai, kad čia jisai pasiekė apie 45%, čia iki piko buvo apie 75%. Bet principas yra toksai, kad atsigavimas buvo labai staigus, jisai užtruko maždaug metus. Po praėjus metų mes jau, kaip atsimenam, lydintis indikatoriai, aplenkintis indikatoriai pradėjo stoti, kristi ir panašiai. Tarpu akcijų rinka, jinai išgyvena tam tikrą korekciją. Prasme, korekcija jinai nebuvo didelė procentinė išraiška, bet jinai buvo, truko maždaug 6-7 mėnesius ir šitas dalykas labai, tokia, sakyčiau, nebuvo dėl to, kad šitoje vietoje maždaug daug kas galėjo pradėti galvoti, jog meškų rinka vėl atsinaujina ir panašiai. Mano manimu, labai panašus dalykas vyksta šiuo metu. Ta prasme, jeigu asmeniškai investuoja, tai tikrai matote savo portfelio, kad tai kyla, tai krenta vieną mėnesį +5, kitą -7, tada vėl +6 ir jokios aiškios tendencijos akcijų rinkai nėra. Ta labai aiškiai parodo akcijų indeksas pats. Ir vėlgi, yra momentas, kai, tarkim, maždaug šitoje vietoje, kai indeksas smuko žemiau prieš tai buvusio žemiausio lygio, daug kas irgi pradėjo galvoti, kad keičiasi tendencija, vėl pereinam į kritimo tendenciją ir panašiai ir taip toliau. Bet dabar matom, kad jisai vėl atsitiesė ir kas bus, pasakyti yra labai sudėtinga. Bet aš sakau, aš visų pirma tai vertinu, kad šitoje vietoje mes turėjome pirmą bulių rinkos stadiją, tai yra atsigavimą po meškų rinkos. Jisai būna labai staigus ir gali trukti nuo 6 maždaug mėnesių iki 2 metų. Bet jisai truko apie metus. Po to natūraliai mes turim turėti tam tikrą stotelę. Jeigu ekonomika turi pakankamai jėgų toliau vystytis į priekį, tai be abejo mes galime sulaukti antros bulių rinkos bangos, kuri iš esmės yra jau pagrįsta realiu ekonomikos atsigavimu. Mano manymu esminis dalykas, ką mes turim pamatyti mažėjantį nedarbo lygį. Prasme, skaičių tiksliai neatsimenu, bet paskutiniai JAV nedarbo duomenys buvo prastesni negu tikėtas. Tai nėra gerai. Ir būtent šita situacija labai gerai parodo tai, kad didžioji dalis investuotojų nėra apsisprendę. Prasme, tie, kas pirko ir uždirbo, iš dalies yra neįfiksuoti tuos pelnus, tie, kas dar nepatikėjo, jog ekonomika turi potencialą atsigauti, jie šortina, tarkime, ir natūraliai yra tas disbalansas. Dažniausiai tokia situacija yra labiausiai nervuojanti ir gali netgi būti daug kainuojanti. Ta prasme, jeigu jūs bandot pozicionuoti save tai vieną, tai kitą pusę, tai jums gali tiesiog atsiliepti per kaštus ir per patirtus kažkokius nuostolius. Tai va, bet aš kaip ir sakiau, iš esmės labai daug ženklų rodo, kad dabar yra stotelė prieš tolimesnį kilimą, bet kad šitas scenarius pasitvirtintų, aš manau, kad mes turėtume pamatyti indeksą pakylant minimum ir virš šito lygio, kas S&P atžvilgiu išsiverčia į 1135 maždaug punktus. Tai va, vienas iš tų dalykų, kurie parodo, jog situacija rinkose yra kaip ir teigiama, tai yra JAV skirtingo laikotarpio vyriausybės vertybinių popierių pajamingumo kreivė, kuri parodo, jog už trumpą laikotarpį gauna mažai, už ilgą laikotarpį gauna daug. Tai yra normali, standartinė situacija,
esant ekonomikos kilimui arba judėjimui į priekį, tai yra normalu, kai jūs, tarkim, už trumpus pinigus gaunate mažiau negu kad už ilgus. Ir principas yra toksai, kad yra nuomonė, jog tolimesniam akcijų kilimui būtent šita sudaryta likvidumo situacija jinai bus teigiama. Ta prasme, kad klausimas, ar jūs asmeniškai būtumėt linkę investuoti, tarkime, metant už 0,25%, pinigai ieško alternatyvų. Sekantis grafikas, kurį aš norėčiau pateikti, yra šiek tiek naujas, kad aš nerodžiau jo. Tai yra to pačio S&P 500 indekso 12 mėnesius lenkiantis pelningumas. Mes imam kiekvieną mėnesį ir žiūrim, kiek pakito per 12 mėnesių. Ir kiekvieną mėnesį, tai jeigu mes turim, tarkime, per metus 12 mėnesių, tai per 10 metų 120 mėnesių, 120 tam tikrų taškų. Ir statistika pateikiama nuo 50 metų. Esminis dalykas, ką mes matom 12 mėnesių svyravimo ribas. Ta prasme, labai blogai būdavo, kai per 12 mėnesių nukrisdavo apie 50%, labai gerai būdavo, kai per 12 mėnesių pakildavo apie 50%. Tai čia aš noriu akcentuoti, kad 9 kovo mėnesį buvo ties minus 50 praktiškai, 20 pradžioje buvo ties plus 50. Tai ta prasme natūraliai, kad pasiekus piką, maždaug plus 50, ateinančius, ta prasme, sekančius metus, sekančius pusę metų nevertėtų tikėtis dar didelio kilimo. Ir kaip matome, po plus 50 dabar indeksas sugrįžo iki maždaug 0. Šis ir ta prasme, jau mes grubiai nuo praeitų metų, jeigu aš sugrįšiu čia, mes grubiai esam šitoj pačioj vietoj, kai buvom čia. Tai šita vieta buvo maždaug praeitų metų lapkričio. Tai praktiškai nepilni metai. Bet ką tai reiškia? Dabar tiesiog mes bandėm pasiskaičiuoti, kas įvykdavo su tuo pačiu akcijų indeksu, kai esamas 12 mėnesių pelningumas, jis būdavo tam tikros ribos. Tai tiesiog visų pirma statistika, vidutinis 12 mėnesių pokytis svyruoja apie 8%. Kad paimtume 12 mėnesių pokytį, yra svyruojama apie 8%. Dabar, jeigu mes paimam tuos periodus, kai buvo žemiau negu minus 10, tai vidutinis sekančių 12 mėnesių pokytis, kad aš nusinuočiau, yra apie 14%. Tuo tarpu, jeigu mes tarkim paimam visus periodus, kai 12 mėnesių pokytis yra virš 0, tai sekančių 12 mėnesių pokytis yra mažesnis negu vidurkis ir jisai yra lygus 7,5. Tai yra maždaug 1% mažiau negu šiaip vidurkis. Tai ką aš noriu pasakyti, kad šita kreivė gali parodyti tam tikrus momentus, kada rinka iš esmės perparduota ir kada rinka yra perdirbta. Dabar mes esame ties vidurio ir taip pat pasiskaičiavom, ko galima tikėtis ateinančius 12 mėnesių, jeigu rinka 12 mėnesių pokytis yra tarp 0 ir plus 10. Tai iš tikrųjų aš asmeniškai nustebau. Ateinančių 12 mėnesių pokytis maždaug 5,5%. Ta prasme, tai yra, mes esame ties nuliušiai ir vidutiniškai ateinančius 12 mėnesių galime tikėtis maždaug 5%, tai yra grubiai 3% mažiau negu bendrai yra vidurkis. Bet aš turiu klausimą iš karto. Čia šito vietoje skaičiuojant, ar kritimo fazėje, ar visus susukimą? Tai jeigu buvo susukimas, tai ir vieną ir kitą tašką jisai paima. Ta prasme, įsivaizduokime dabar, imkim šitą tašką, mes skaičiuojam, šitam taške mūsų pokytis 12 mėnesių yra maždaug minus 15. Aš nesvarbu. Tai mes imam, tarkim, tam tikrą intervalą, tai būdavo minus 15, jų daug nebūdavo. Čia buvo vienas, buvo kitas, buvo trečias. Ir mes visą laiką žiūrim, kas būdavo per kitus 12 mėnesius. Tai natūraliai, kad jeigu mes esame minuse, jeigu mes esame minusiniai teritorijai, tai mes esame po tam tikro kritimo. Tarpu, jeigu mes esame čia aukštai, tai mes esame tam tikram kilime.